Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną šiek tiek apie požiūrį į rimtus dalykus kaip į burtų lygį. Ir žinot, kuomet aš dariau pasekoje Aurimo Mockaus išvadą apie tą kelionę, žmonės sako tokį dalyką. Šitą video darau ne tam, kad jiems atsakyti, bet tam, kad jau mano auditorija, jeigu jai kils minčių, jie suprastų, kodėl taip yra. Dažnai žmonės sako, o kodėl jūs anksčiau nepasakėt, o kodėl jūs dabar, va kaip jau įvyko, čia kažką sakot, nieko čia negalima suprasti, įrodyti ir panašiai. Tai visų pirma, aš niekam nieko nenoriu įrodyti. Visų antra, aš nepažįstu to žmogaus, kad būčiau jam tiek artima ir pasakyčiau. Visų trečia, kai jau mes pamatom eterį viešoje erdvėje, kai žmogus jau ruošiasi plaukti, tai yra jau viskas, tai jau yra sustatyti visi konceptai, sustatytos algoritmai, kas kiek investuoja pastatyti laivai, duoti įsipareigojimai, sukurtas visas mechanizmas. Ir jeigu tu, kai sukurtas tas mechanizmas, ateisi žmogui ir pasakysi, tu viską sugriausi, tik dėl to, kad jis jau atsisakyti negali, bet tu jam pasėsi mintį, kad gali baigtis blogai. Tai čia viena iš vietų, kur mano darbe visada dalyvauja psichologija, pirmiausiai sauganti žmogų, tiek, kiek aš galiu jį apsaugoti. Tai tie žmonės, kurie nesupranta kodėl, todėl va šiandien ir noriu papasakoti. Kiti klausia, o kodėl dabar jūs kalbat, gal iš viso nereikia kalbėti? Tai dabar aš galiu imti tą įvykį, kuris laisva valia to žmogaus įvyko, kuris baigėsi taip, kaip baigėsi, ir imti kaip pavyzdį kitiems. Tada aš niekam negriaunu gyvenimo ir gal kažkas prieš darant sprendimą ateis ir pasitars. Žinot, čia kaip ir šukuosena. Ateina pas jūs gal draugė, naujai apsikirpusi, gal nusidažiusi plaukus, jūs žiūrite ją ir sakot, kaip tau netinka, tau reikėjo kitaip. Tai būtų panašu, jeigu aš ateičiau po žmogų, kuris jau priėmė sprendimą ir taip pasakyčiau. Sakyti reikia, kol dar sprendimas nepriimtas. Jeigu net ir žmogus neklausia, kartais verta pasakyti, bet jeigu dar sprendimas nepriimtas. O tie, kurie mano, kad tai burtai ir dar panašiai, tai žinoma, kad mano auditorijoje tokių žmonių nėra, bet jiems žinutė, kodėl žmogus visada nori ginčytis, o ne paklausti, o kaip, o kodėl, o kaip čia taip gali būti, kodėl jis neužduoda tokio klausimo, arba kodėl jis nebando pasiginčyti su matematikais, kodėl jis nebando pasiklausyti, ką sakė tiek Nikola Tesla, tiek fizikai, matematikai, jie visi kalba apie tą patį. Jeigu mes suprasim, kas yra vibracija, mes suprasim, kaip veikia pasaulis. Tai šiandien linkėjimai visiems ir norėjau tik pakomentuoti savo poziciją, kodėl ji buvo tokia. Ji buvo tokia tam, kad nepakenkti žmogui, kas ir yra esmė mano darbo, pati pagrindinė. Ačiū Jums visiems.